Dar kartą sveiki, tęsime toliau Finansų ministerijos podcastų seriją iš Lietuvos Davoso konferencijos ir dabar jau trečiasis mūsų pokalbis. Ir šį kartą kalbame su Žaliųjų finansų instituto vadovu Audriumi Šilgaliu. Sveiki. Sveiki. Pradžiai, tikrai iki šio pokalbio nebuvau girdėjęs apie tokį institutą, tai arba aš prastai informuotas, arba institutas labai jaunas ir naujas. Institutas yra jaunas ir naujas. Buvome įsteigti praėjusiu metu viduryje, tačiau realiai savo veiklą pradėjom praėjusiu metu rugsėjo pabaigoje. Tai kol kas dar tik pusmetis, kaip mes jau esame ir kaip veikiame. Kai žmonės išgirsta žodį institutas, tai dažniausiai įsivaizduoja, anksčiau įsivaizduodavo, tai edukacinė įstaiga, dabar visi žinome, kad ne institutai, tai yra universitetas edukacinė įstaiga, arba mokslo tyriamąją. Bet čia kodėl nėra nei tai, čia institutas šiek tiek kita prasme pavartotas jūsų pavadinime. Na, kažkiek esame susiję su mokslo ir švietimo funkcijomis, tačiau ne, mes tikrai esame platesnės funkcijas turintis subjektas. Tai Žaliųjų finansų institutas veikia dviem kryptim. Pirmoji kryptis yra būti kompetencijų centru Lietuvoje. Tai ką mes darome, mes teikiame konsultacijas, ekspertinę pagalbą ministerijom, jom pavaldžiom įstaigom, tiesiog rinkos dalyviam, įmonėm, konsultuojame jas tvariųjų finansų klausimais, taip pat rengiame gairias, išaiškinimus, šviečiamojo pobūdžio medžiagą apie egzistuojantį reguliavimą, apie būsimą reguliavimą, apie tai, ką reiks padaryti įmonėm ir subjektam Lietuvoje. O kita veiklos kryptis yra susijusi su ekosistemos vystymu, kadangi žalieji finansai arba tvarieji finansai yra ganėtinai nauja tema Lietuvoje ir daugelis institucijų kažką daro. Jo, bet tarsi nauja tema, bet žodis žalumas ir tvarumas tai yra tapęs jau vos netokiu priežodžiu ir nerasi privataus kapitalo įmonės arba valdiško kapitalo įmonės, kuri nebūtų į savo vertybės įsidėjusi irgi tvarumą. Tai vis dėlto žalių finansų prasme, ką reiškia tvarumas, būtent finansų prasme. Jeigu kalbėsime apie konkrečiai žaliuosius finansus, tai mes kalbame apie finansinę veiklą, kuri daro teigiamą poveikį aplinkai arba ištaiso tai, kas jau anksčiau buvo padaryta blogai. Kaip pavyzdys renovacija. Tai renovacijos finansavimas keičia dabartinių pastatų efektyvumą, padaro juos žymiai energetiškai efektyvesniais ir tuo pačiu daro teigiamą poveikį aplinkai. Pavyzdžių gali būti daugybė. Žaliosios paskolos elektromobilių įsigijimui ar saulės elektrinių statybai, žaliasis leasingas ir kiti žalieji investiciniai fondai, kurie savo lėšas nukreipia į konkrečius projektus, kurie yra naudingi mūsų aplinkai. Kitaip tariant, jeigu organizacija, nesvarbu, ar tai būtų įmonė arba įstaiga, tiesiog nori pasitikrinti šito projekto finansavimo žalumą, teikia jį jums ir jūs galite pateikti savo ekspertinę išvadą. Tikrai taip, gali kreiptis į mus ir mes padėsime jam įvertinti ir pasakysime, ką būtina atkreipti dėmesį, norint užsitikrinti, kad tas projektas tikrai yra žalias. Gerai, žalias. Ar nėra kartais grėsmės, kad dabar mes pernelyg dažnai vartojame šitą žodį, žalias, tvarus, kad mes pradame užmiršti, ką iš tikrųjų tai turėtų reikšti. Ir dažnai net skirtingi žmonės, sakydami žalias, tvarus, suteikia skirtingas prasmes šitam dalykui. Tikrai taip, ir patys žodžiai, žalumas ir tvarumas yra skirtingo pločio, jeigu galima taip pasakyti. Būtent. Nes jeigu kalbame apie tvarumą, tai apima ne tik poveikį aplinkai, tačiau ir socialinę gerovę, ir įmonių valdyseną, o žalumas jau konkrečiau kalba apie aplinkosauginį efektą. Tai tikrai būtina susitarti dėl apibrėžimų, tačiau kartais, kai kuriais atvejais galima šitos žodžius vartoti ir kaip sinonimus. Ir ar nėra su tuo susijusi irgi kito pavojaus, tas vadinamasis greenwashingas, kai netgi dalykai, kurie nelabai kažką turi bendro su tvarumu arba žalumu, bet jiems tiesiog paima, užklijuojama etiketė ir tada žmonės
nepatikrinę, gali, sakysime, pulti, pirkti arba produktą, arba naudotis paslauga, kad tarpu jie nieko bendro neturi nei su tvarumu, nei su žalumu. Ir kaip su šito kovoti, nes tokių pavyzdžių nėra mažai pasaulyje. Šiuo atveju man labai patinka lietuviškas terminas žalesis smegenų plovimas. Nes Greenwashing trumpesnis. Žalioji skalbykla, sakykime. Žalioji skalbykla. Žalia skalbė. Tikrai pastebima daugybė atvejų, kai įmonės tengiasi pasirodyti žalesnėm, negu yra iš tikrųjų. Ir tas žalio lapelio naudojimas ar pakuotės spalvos pakeitimas, kad atrodytų, kad ji padaryta. Ir kainos pridėjimas dar. Ir kainos galimas pridėjimas, kad atrodytų, kad ji pagaminta iš ekologiškų medžiagų, nors taip nėra, yra labai dažnas reiškinys ir su tuo stengiasi kovoti visi. Kaip tik neseniai pasirodė naujoji ES direktyva, kuri reguliuoja žaliuosius teiginius. Tai kada tu gali teigti, kad tu esi žalias. Jeigu grįšime prie finansų sektoriaus, tai jau truputį anksčiau atsirado aiškus kriterijai, ką tu turi atitikti, kad galėtum vadinti savo investicinį fondą žalių ar investiciją žalia ir yra vadinamasis, sakyčiau, kaip maldaknygė ar taisyklių rinkinys, tai ES taksonomija, kuri aiškiai taip pat klasifikuoja veiklas pagal jų daromą poveikį aplinkai ir pasako, čia labiau žalia ar ne. Bet taip, erdvės manipuliacijom vis dar yra ir daug kas rizikuoja, bet tikimės, kad ir vartotojai kuo toliau, tuo labiau taps sąmoningesni ir atkreips dėmesį į šitos teiginius, nes galima patikrinti. Ta informacija galima patikrinti, vien pasižiūrėjus, koks sertifikatas. Iškyla į viršų ir virsta skandalais. Ir skandalais, didžiuliais. Tas pats turim geriausią pavyzdį Volkswagen, kur gavo milžiniškas baudas už tikrovės netitinkančius teiginius. Ar apskritai yra įmanoma žmogaus veikla ir buvimas šitoje planetoje nedarant poveikio aplinkai? Nes šnekėjome, kad tu bandai, jeigu tu esi tvarus, tai tu turi bandyti arba nedaryti teigiamą, daryti teigiamą poveikį aplinkai, arba atstatyti tai, kas buvo. Bet ar apskritai įmanoma žmogaus veikla? Tokia. Trumpai sakant, ne. Nes jeigu jau kvėpuoju, tai darau poveikį. Čia dar nieko tokio, sakykime, vienokį ar kitokį, bet mes turime stengti sumažinti. Kiek įmanoma sąmoningai sumažinti savo poveikį aplinkai ir žinoma, jeigu yra galimybė ištaisyti, pasodinti medį ar padaryti dar kažką gero, kas pagerintų aplinkos būklę, tai tą tikrai galime padaryti. Tikrai nei žmogus, nei įmonė negali veikti be jokio poveikio, tačiau galima dėti žingsnius ir daryti darbus, kad kompensuoti tą, ką padarome. O dabar nei žmogus, nei įmonė, kiek aš suprantu, bet jeigu mes šnekame apie įmonės, organizacijas, tai čia tokia ne makro žaliųjų finansų, bet midi finansų, o dabar jeigu pašnekėtume apie mikro, kiekvieno žmogaus veiklą, asmeninę, profesinę, šeimos, ar dar kokios, kiek čia tampa aktualus jam žaliųjų finansų klausimas, tai yra, kaip jam tvarkyti savo gyvenimą, taip kad jis jaustųsi, kad jo finansai yra žali, kaip jam uždirbti galbūt iš to? Kuo toliau, tuo daugiau atsiranda investicinių ir finansinių produktų skirtų paprastam fiziniam asmeniui, šeimos ūkiui, kurie yra žali. Tai žalesis indėlis, tai bankai surenka lėšas ir investuoja tik į žalius projektus, žaliosios obligacijos, žaliai investiciniai fondai tampa vis populiaresni ir vis daugiau subjektų tokias paskolas teikia. Tada prieiname prie žmogaus sąmoningumo klausimų. Aš noriu savo indėlių ar kitų finansinių turtų investiciją padaryti teigiamą poveikį ar tiesiog noriu jį pasidėti. Manau, kad pradeda žmonės galvoti, kad jeigu galiu padaryti kažką gero, tai tai reikia padaryti. Ir po truputį nyksta mitas, kad žalieji finansiniai produktai nėra tokie sėkmingi. Jie yra užprogramuoti nuostolingai. Taip, kad jie nuostolingi ar kad jų grąža yra mažesnė. Pradžioje, kol jų buvo mažai, kol buvo neaišku, kas tas žalumas, taip ir galėjo būti. Tačiau dabar investuoti ne žalę verslą kaip tik darosi brangiau, grąža mažesnė ir galbūt taps net nuostolinga. O kaip dėl to teiginio, kad
esant tokiems sukrėtimams, kataklizmams, iš pradžių maras, kaip vartojant tos apokalipsės raitelio analogijas, po to karas, kad užsiminėjimas žaliais dalykais yra neleistina prabanga. Na, kataklizmų buvo, kataklizmų bus, bet mes turim žiūrėti ateitį. Na, matom aiškius signalus, kad vyksta globalinis atšalimas ir dabar jau kuo toliau, tuo mažiau yra jo neigėjų. Dabar jau pasirodo iš tų neigiančiųjų, kad mes sutinkam, kad vyksta, bet mes nieko padaryti negalim. Jo, ir kad užuot keitų situaciją, mes turime investuoti tai, kad prisitaikyti prie jos. Kad prisitaikyti, bet moksliškai įrodyta, kad mes galim padaryti tą teigiamą pokytį. Ir Europa nori būti pirmasis klimatui neutralus kontinentas ir mes norime rodyti pavyzdį. Daug kas kalbėjo pačioj pradžioje, ką mes čia, Europa vėl susigalvojo savo taisyklės, vėl apsunkins verslo veikimą, vėl prikurs daugybę reguliavimų niekam nereikalingų, mes prarasim konkurencinį pranašumą, nes turim Azijos šalis, turim JAV. Jos yra šiuo metu didžiausios teršėjos Azijos šalis būtent. Taip, kurios yra didžiausios teršėjos ir jos nedarys nieko. Tačiau šis mitas buvo paneigtas. Turim net ir tą pačią Kiniją, kuri rengia taksonomijos atitikti. Kanada pasitvirtino taksonomijos atitikti. Dabar, kadangi Europoje įsigalioja reikalavimai, tai Europos įmonės privalės sekti savo tiekimo grandinę, kuri dažnai yra Azijoje, Afrikoje ir taikyti beveik analogiškus reikalavimus. Tai turės užtikrinti, kad nebūtų ten naudojamas vaikų darbas, kad būtų sumažinamas poveikis aplinkai. Tai jau net ir tiekėjai esantis kitose šalyse privalės prisitaikyti prie ES reikalavimų. Tai, kad mes buvome pirmieji, tai buvo tiesiog drąsus žingsnis, bet taip pat juda ir kiti kontinentai. O kaip dėl to irgi kartais nuskamba čia teiginio, kad, net toj pačios ES viduje, taip yra šalis, kurios labiau tuos interesuotas, dėl to, kad jiems klimato kaita yra aktuali ir jie gali ištisus regionus turėti, kurie nustos būti tinkami žemės ūkiui ir gerai. Bet mums Lietuvoje nėra ko skubėti, nes mes ir vandens atsargas gėlo turime, ir mūsų klimatas yra šiaip toks tai nuosaikus, kad, žodžiu, nieko mums nereikia daryti, tegul už mus padaro kažką kiti. Taip, mes Lietuvoje labai gerai gyvenam ir dažnai esam nelinkę keistis ir visi reikalavimai atrodo Briuselio biurokratų papildoma sukurta našta. Bet vėl nepamirškime, mes esam ES, esame bendros Europos dalis ir mes sprendimus priimame kartu ir turime vystytis kartu. Jeigu kitos šalis ar kitos įmonės sutarė, kad reikia keistis ir pradeda žingsnius daryti jau dabar, o mes nieko nedarysime, ką mes prarasime? Prarasime konkurencinį pranašumą. Greitų metų tikrai teršiantis privalės mokėti daugiau. Tai vėl, ar mes norime naujų mokesčių, ar mes norime jau būti pasiruošę pokyčiam, peržiūrėję savo verslo veiklos modelius ir pradėję veikti taip, kad nereiktų papildomai mokėti. Kas turėtų būti anksčiau višta ar kiaušinis, turiu galvoje, ar visuomenės spaudimas priimti naujus reguliavimus, kadangi visuomenė jaučia tam poreikį, ar vis dėlto iniciatyvos turi imtis tie, kas tuos reguliavimus išleidžia, akademinė bendruomenė kartu su valdžios institucijomis ir jau tada visuomenė bando prie jų pristaikyti. Aš manyčiau, kad turi būti sinergija, tai tiek verslai turi jausti poreikį iš vartotojų tvaresniam produktam ar verslo modeliam, tiek turi būti ir, valdančiųjų ar priežiūros institucijų indėlis. Ir nebūtinai tai turi būti kažkokių griežtų reikalavimų pritaikymas. Tai gali būti ir paskatos. Paskatos keistis, finansavimas skiriamas verslo modelių peržiūrai ar pertvarkai. Net ir dabar ES su savo žaliuoju kursu skiria lėšas ir yra suplanuota, kad Lietuvai įvykdyti visiems planam prireiks daugiau negu 25 milijardų eurų. Daugiau negu pusė lėšų bus skiriama iš viešojo sektoriaus, tačiau kita dalis bus pritraukiama iš privačių subjektų. Tai turi tiek viešasis, tiek privatusis sektorius veikti kartu tam, kad tvarumo tikslai būtų pasiekti. Visai nesiniai buvo paskelbtas tas laimės indeksas, kuriame Suomija jau nežinau kelintą kartą laimė visose amžiaus grupėse ir Aleksandris Stubas
prezidentas Suomijos buvęs kažkada ministro, panašiai, jis išskyrė kelius komponentus, tarp kurių vienas buvo gamta. Lietuvoje jaunimas irgi pasirodo jaučiasi laimingiausias visas pasaulyje. Kiek jūs nuomonė šitam požiūriui į save, į mūsų supantį pasaulį, turi žalumas ir tvarumas? Ir kuo skiriasi jaunimo, sakysime, požiūris į tai ir vyresnių žmonių? Labai geras klausimas ir tas labai aiškiai matosi. Geriausias pavyzdys, automobiliai. Vienas iš taršiausių sektorių Lietuvoje yra transportas. Ir mūsų transporto ūkis yra ganėtinai senas. Jeigu lyginsime kartas, tai vyresniai kartoj vis dar galioja tas stereotipas, kad aš privalau turėti automobilį ir automobilis atspindi mano statusą. Jeigu paimsime jaunimą, jiem automobilio dažnu atveju nereikia. Jiem pakanka dalinimosi. Automobilis stovi 92% savo laiko, jis nieko neveikia, jis kažkur priparkuotas. Automobilis važiuoja vidutiniškai 1 valandą per parą. Tai jaunimas tą supranta ir naudojasi dalinimosi paslaugomis arba renkasi alternatyvius keliavimo būdus. Tai tie patys pavežėjai, kurie nuolat sukasi, elektriniai paspirtukai, dviračiai ar net viešasis transportas. Taip, tą patį galima pasakyti ir apie kitas sritis. Tai greitoji mada. Jaunimas vėl atrado vadinamosius thrift shopus arba padėvėtų drabužių parduotuvės, naudojasi Vintedų ir kitom platformom, dar kartą yra linkę panaudoti tuos pačius daiktus, ieško galimybių panaudoti, nebeperka naujų, jiem nereikalingų daiktų. Tai jaunoji karta tikrai keičia požiūrį ir poveikis aplinkai jiem taip pat tampa labai svarbus. Net ir ieškodami darbo, atkreipia dėmesį tai, koks bendrai įmonės požiūris į darbuotojus, į aplinką, kiek jis socialiai atsakinga ir tai gali būti vienas iš sprendimą lemiančių veiksnių. Žygiuojant jau mūsų pokalbio pabaigą, kokie yra didžiausi iššūkiai, norint pasiekti, kad žmonės suvoktų savo gyvenimo, savo veiklos pasekmes supančiai aplinkai ir bandytų gyventi tvariau. Kaip jums atrodo, kokie yra patys pagrindiniai iššūkiai tiek visam, sakysime, mikro lygyje, tai yra žmogaus ir šeimos, tiek jau kilant anksčiau organizacijos, valstybės, bendruomenių problemas? Jeigu kalbėsime apie mikro lygį, tai daug kas tiesiog dar kol kas nėra linkę pagalvoti apie savo poveikį aplinkai. Ir nenori keisti įpročių. Rūšiavimas. Ką man dabar dar viena šiukšlių dėžė virtuvėje, į kurią turėsiu dėti tik... Gerą pavyzdį, kad vaikai verčia tėvus pradėti rūšiuoti, mokykloje išmoksta ir kaip čia? Tai jaunoji karta mokykloje iš draugų sužinoja, verčia tėvus ir tai po truputį tampa madinga. Tai, kas tampa madinga, gali tapti masiška. Tai reikia padaryti, kad... Tapti įpročiu ir plačiai naudojama. Tai reikia padaryti, kad tvarumas taptų madingu. Jeigu kalbėsime apie įmonės, tai ne visos įmonės kol kas supranta, kad jom bus privaloma keistis arba jos nebegalės tiesiog išgyventi. Gali tekti net nutraukti savo veiklą. Tai dar nežino, kad tą reikia pradėti daryti dabar ir galvoja, kad reikalavimai mane palies kažkada, po 5 metų, galbūt po 10 metų. Tačiau reikalavimai jau yra čia, reikalavimai taikomi finansų įstaigom, o kai finansų įstaigai pradeda būti taikomi kažkokie reikalavimai, reiškia, kad jie tiesiog nusikaskaduoja ir kitus sektorius. Dabar bankai privalo atskleisti savo poveikį aplinkai ir savo portfelio žalumą. Tam, kad atskleistų savo poveikį aplinkai, jie pradės klausinėti kiekvienos įmonės. O tai koks tavo poveikis aplinkai, nes aš tai finansuoju. Jeigu tavo poveikis aplinkai yra neigiamas, žiūrėk, gali ir nebegauti finansų. Ir tada... Arba keisies, arba būsi priverstas pasikeisti. Žodžiu, jeigu norite pasimatuoti jūsų asmeninės ar kolektyvinės kišenės žalumą, tai galite visuomet kreiptis į Žaliųjų finansų institutą, su kurio vadovu Audriumi Šilgaliu mes šnekėjomės ir baigiame 3. mūsų šiandienos podcastą ir susitiksime už 15-30 minučių. Ačiū ir iki.